mums į veidus. Bet jisai šitą pasakė po 2 kėlinių ir paskui po rungtynių. Ir po rungtynių. Ačiū Jums, mėlyjeji arenos lankytojai, nes sirgalių šiandien nelabai. Berniukai ir mergaitės. Atvirų tekstų. Atvirų Davai. tekstų. Bet žinai, kitą Einu žolę pjaut. pusę 32 taškai per Ar čia 20 tvarkytis, minučių na, Žalgirio kaip pusės. nenoriu Tai čia video. yra labai susiję dalykai, kai komanda nesugeba užpulti, Davai. gali jie nebus užsikūrę. Ir čia nereikia kalbėti net ir ieškoti labai toli pavyzdžių su Vilnium tas pats būna, kai tavo komanda taip stringa irgi ties Ką daryt? Nu, bet daryt. jie funkcionuoja faktas, kad geriau, bet tai labai Bet funkcionuoja iškalbėta geriau, tema. jo. Vongas šiaip iš tikrųjų trečiam kėliny, kai pasirodė aikštelėje, aš sakyčiau, jisai labai daug prisidėjo prie to, kad atsirado ugnies ir Berlyną norėčiau pasiimti. Jo vienas kitas epizodas, vat, kaip tu žinai, sakai, kai nieks nevyksta, sunku turbūt kažkaip ir užsikurti. Tas ėjo bičiukas, 2 taškai, 3 taškai, žiūrovam biškai davė pats emocijų. Ir iš karto tu matai, kad elektra tribūnose, dėl ko tai iš tikrųjų yra svarbu. Ir aš suprantu, iš tikrųjų, ką Stonkus irgi turi omeny. Kai nėra elektros tribūnose, nėra jos ir aikšteliai. Ir atvirkščiai. Žalgirio arena labai aktualu žiūrovams, kaip komanda žaidžia. Žiauriai. Tas jautėsi, kad ir Žalgiris pamiršo tą rungtynių ritmą po 9 dienų žaidęs, prieš 9 dieną žaidęs.